Tai ką, sveiki draugai, sugrįžę į mūsų kanalą. Tai ką, kaip matote, daug liko, difuzorius jau į pabaigą. Tai ką, buferiai nudažyti, viskas kaip ir jau savo vietose, trūksta gratelių. Kaip matot, dar lempų neturim. Aišku, šiandien atkeliauju iš Vilniaus, tai susidėsim ir galėsim eiti rinkti audinę, nes kas labai tamsu. Nieko nesimato viduje. Ne, nieko nepadarys. Arba patamsiai rinksiu. Ne, reikia tikėtis, kad šiandien grįžt ir bus viskas gerai. O kas Audi liko, tai dedam stogą dabar, sudėsim stiklus, ne mes. Tada elektrikas, visa kita rinkimai, žodžiu, dar reikalų yra. Tad stebėkit mumis ir parodysim daugiau iš eigos, kas vyksta. Ane? Ane. Ane? Ane. Tai kaip matote, buferis yra jau surinktas. Juostelė yra matinė. Difuzorius blizgantis, pats buferis jau pilnai surinktas yra. Kaip Pijus minėjo ir aš minėjau, tai dabar blizgantis irgi. Tęsim toliau. Priekinis buferis irgi pabaigtas. Gavom paskutinę detalę šiandien. Nauja grotelė. Dar liko parko laikiklis ir viskas. Tai laikiklį ką, tai gavom irgi. Jo, bet reiks prilituoti. O tęsiam apie Audi, tai salonas kaip jau ir surinktas. Nedaug liko jau čia. Sudėt apšyvkės, sudėjom stogą, liuką pakeitėm į kitą. Na, čia viską matėte, reikia turbūt, ne? Ar nematėte? Nežinau apie liuką. Apie liuką matėt ar nematėt? Parašykit komentarą. Liukas buvo sugedęs, tai dėjom kitą. Sudėjom apdalas visas, gumas. Čia apdalas sudėjom. Veikia Suckis. Tai va. Einam dėti galinį spoilerį. Na, bagažinė jau. Bagažinė irgi savo vietoj. Kaip matėt, juostelę kišom, labai gražiai užsidažė, dabar neatsilups. Bus vaga. Oga. Makyta? Makyta. Reklama neapmokėta. Čia buvo daužta, tu atsimeni? Tai čia va kažkur, va čia liktis. Čia gal kažkur. Tai ką čia? Visos mašinos, kurios atsiranda Lietuvoje, vienaip ar kitaip buvo daužtos. Net ir Volkswagen centras, BMW ir taip toliau. Arba dažyta, arba daužta, arba direktas. Žiūrėk sudėti. Draugas pirko mašiną, sakė, jutai, kad nedaužyta buvo, bet kai atvažiavo, pasirodo, šonas dažytas buvo visas. Pamastum apie Mustangą. Apie Mustangą 20 metų kabriką? Kad buvo daužta? Ne. Aš nebeatsimenu. Reikia prisiminti.
Ne, rimtai, kas jam buvo, aš neatsimenu. Į tą pačią pusę buvo gavęs, ką? Grįžo mašiną daužtas į priekį. Priekis buvo daužtas ir galinis, man atrodo, punktas. Priekis ta pusė ir galinis kėtis šitą pusę. Pradėjom daryti. Tampė tos pusės, man atrodo, longeroną. Stakaną vadinamą. Ir paskui pradėjom žiūrėti, kad mašina tarpai nesueina visur. Tai žodžiu, šita pusė buvo daužta, šitoj pusė tarpai didesni negu tenai. Mašina va tokia buvo. Nu, taip galima atrodyti. Čia priekis, čia galas ir va tokia. Kaip banana. Ir paskui pasižiūrėjom, kad visa pusė buvo dažyta. Tai buvo prieš 2 metus, man atrodo, tai reiškia 2 metų senumo mašina. O pirkom? Kaip daužta tik Amerikai vieną kartą. Bet pirkom ne patys. Nu tai jau. Va tokie va reikalai, va tokie. Iš tikrųjų dar nė vienos iš Amerikos mašinos negavom, kuri nebūtų daužta prieš tai. Visas buvo. Nu tai gal buvo vienetinė. Šiaip tai visą laiką daužta ir jau buvo prieš tai dar daužta. Čia buviai sutvarkė ir dar kartą sudaužė. Jau praeitoj serijai rodžiau, kad turim ir elektromobilių. Šitas projektėlis kaip irgi pabaiga. Šiaip gana įdomus modelis. Panašus į 8 Golfą. Tai yra ID5. Darėsi visas užpakalis. Galinės bakavinos. Ar pavyko čia mum? Liuks. Rimčiausias projektas. Vis dar nenusprendėm, ką daryti su juo. Yra mintis padovanoti jums, kita mintis važiuoti kačergą su juo damušt. O trečia mintis kokia buvo? Priduoti ir pasiimt paspirtuką. Bet pijus... Iš 3 minčių geriausia tai priduoti. Gal pasiūlysit kažką? Parašykit. Taigi, kai matot, gavom radiatoriaus laikiklį. Tai jis dabar surinks. Gal surinks. Lėdas. Kaip čia buvęs? Priekį ir gal? Priekį.
Mūsų nauji rėmėjai. Holyland. Reklama neapmokėta. Nes patys susimokėjo. Prašėt gero garso, bus geras garsas. Gal. Ne? Neišbandėme. Tai kaip jau ir matėte, surinkom radiatorių, mažiuką radiatorių. Sudėjom priekinės lempas, labiau gal į vieną lempą. Vieną lempą įdėjom į vietą, radiatoriukas surinktas, liko prisukti sparną. Ne? Jo, salonės sudėtos apšyvkės durų vadinam, apmušimai. Einam, pažiūrėsim, saloną parodyk dariu. Bet jeigu nepastebėjot, tai su mumis girdit jau geriau. Ypač gerai. Viskas tiek dėl jūsų. Tai trūksta bardačioko, paskutinės detalės. Tai bardačiokas yra. Arbego. Arbegas irgi turi būti padarytas neužilgo. Dėsim odinį. O slenčių nededam, kol kas nieko nerenkam apačioj, nes reikaliukai yra čia dar su jam. Salonas irgi čia padarytas, stogas. Tai va, pradėjom linijas amortizatorių žiūrėti. Radom defektėlių daugiau. Kur čia nematau dabar? Va čia prispaustas buvo stabilizatoriaus varžtu. Ne? Jo. Čia yra, kadangi performance'as, tai yra paprasti amortikai su įsiplėtimo bakeliais. Čia šiaip paprastas RS-as turi orų reguliuojamas, oro puslės vadinamas. O čia yra reikalai. Nes visi keturi amortikai jie susijungia realiai su savim. Ja, reikia keisti šitus daiktus. Viena iš jų eina tarpusavį, kitos eina į priekį. Realiai viena į priekį nueina. Šitą į priekį, šitą į aną amortiką. O iš anos pusės irgi tas pats. Didžiausia problema tai yra jas ištraukti ir kišti. Ja. Tai dabar tokia dilema. Daryt ar nedaryt, bet reiks daryt, nes nieks nepadarys. Tai, nes vežti į autojutą tai pat supranti. Tai, bet autojutą vis tiek reiks vežti, užpildytos. Ja. Nes daugiau nieks Lietuvoje neužpildo, nebent kažką žinot jūs, bet abejoju, nes daug kas sakė, kad nelabai kas ką žino, kas pildo. Įdomu, kaip čia laiko užtruks iš tikrųjų. Tai va, dangtis surinktas irgi. Subinė visa graži. Buferio nedėsim, nes autojutui gali būti, kad reikės lysti prie įsiplėtimo bakelių. Ne? Ja. Taip plius dar elektrikų bus lengviau. Nedėsim nei priekinio, nei galinio, kad galėtų visą pravodkę susižiūrėti, kad viskas būtų ok. Ja. Nes čia vieno parko matau trūksta dar. Ja. Neaišku, kiek čia žalos. Aišku, dar bagažnikas pilnai kažkodėl neveikia, dar nesiaiškinom. Ja, kažkodėl tais Nenoris atsidaryti ir viskas. Dar gal vienas amortikas gali būti, kad sugedęs. Bet čia paliksim elektrikams tiesiog. Nėra čia laiko žaisti, reikia greičiau paleisti. Yra kitų projektų. Jo, laukia tikrai kitų. Daug. Tai va. Bandom lyst po apačią, krapštyti lauk tas šlangelės. Ir vežam pas elektrikus, ne? Jo. Viską nufilmuosim, viską parodysim jums. Bet dabar bus daugiau tokių važinėjimų ant tralų. Gal kada grįšim nuo meistrų patys savo eigą. Na, tikėkimės. Projektas nemažas, užtruko daug laiko, bet tikėjomės mažiau, bet reikia pabaigti, ką darysim. Tai va. Nuo dažymo iki mechaninių dalykų. Aišku, kai bus tas drive, jaučiu dar kažkas išlys tikrai. Tai kas be ko, visą laiką tai būna. Ja, tai bildesiukas, tai dar kažkas, tai reduktorius ar dar kažkas, ne? Tai va, ką einam dirbam, ne? Jo, einam krapštyti. Tai
Tai ką, darbai prasideda nuo ryto, vežu dalinį šitos amortikus, vamzdelius pabandysiu, gal kažkas pagamins, turėtų pagaminti, bet nežinau dėl diametro, ar turės tokių vamzdelių, o toliau eisim šitos tvarkyti, tie, kurie sulinkę į bakelius galinius, kur eina. Ką vežam ir žiūrėsim, ar pasiseks ar ne. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, vežu amortikus. Visų pirma bandysiu į Sukilėlių gatvę važiuoti. Tenai tvarko stabdžių sistemas visokias, stabdžių sistemų tenai vamzdukų remontas, naujus padaro, jeigu reikia, tai bandysiu tenai, o jeigu nepavyks, tada važiuosiu hidraulinės sistemas ir gal tenai kažką turės. Esmė kokia, kad užsisakytume naujus, bet šitos vamzdelius, ta prasme, šitų vamzdelių atskirai neparduoda, parduoda tik visą amortizatorių. Tai kaip ir mūsų remontų šitas dalykas nelabai tinka, nes amortizatoriai kainuos kosmosą, tai kaip ir nėra kitos išeities, reikia ieškoti kitų būdų, kaip daryti naujus, jeigu pavyks. Tai va. O su pačia Audi tai liko žiauriai nedaug, kaip ir dar sakė, tenai sudėti vamzdelius, surinkti visą galą iš apačios, kas yra duslintuvą uždėti, buferių kol kas nedėsim, nes elektrikai turi sužiūrėti visas pravotkės, laidų pynės, ar viskas gerai, ar viskas veikia. O paskui grįšim į mūsų dirbtuvę, sudėsim viską atgal ir tada padarysim finalinį, kaip sakoma, revilą. O revilas, manau, bus tikrai įdomus, tai nepraleiskit. Nežinau, bent jau mums taip atrodo, kad bus įdomus, mes sugalvojam kažką tais tokio kitokio negu visose mūsų video. Tai va, žodžiu, Sukilėlių gatvėj kaip ir gavau visas reikiamas detalės, palikau amortikus, kad padarytų tuos vamzdelius. Sakė, padarys, paskambins ir važiuosim pasiimti. Kaip ir problema išspręsta šita, o iš mašinos pusės tai keisim tiesiog ir viskas. Ir bus šita dalis baigta. Tai grįžtam į dirbtuves ir tęsiam darbus. Garselis labai gražus. Pirmas išvažiavimas. Savo eiga iš garažo. Sakiau, savo eigą pirmą kartą išvažiavo į lauką, ne? Taip dar? Jau. Pamatė dienos šviesą. Stumdėme šią pirmieną gal į tą kalną.
Tai dabar pirmą kartą savo eigą. Na jau. Viskas veikia. Biškai klaidų meta, bet nieko tokio. Tai ką dabar paskutinis dalykas, ką darėm, tai sudėjom amortikus atgal, ne? Jau. Sudėjom amortikus, sudėjom vidų kiek išėjo, kiek galėjom. Ir vamzdelį padaryti. Jo, vamzdelį sutvarkyti amortikų, kaip jis rodė, pakeitė šlangelės. Priekinis buferis uždėtas, pagaliau, aišku, galinę nedėjom, nes išvažiuoja pas elektrikus. Tai uždėsim tu. Tai vis tiek ten dar laidus reikia sutvarkyti, ar jau sutvarkai? Jo, bet uždėsim, kad distronikai, tai toliau irgi ten viskas yra. Aklo zonas, o distronikai. Priekis tai labai gražiai atrodo čia gausi. Vėl reikės daryti irgi tą numerių laikiklį aftermarketinį. Kaip anai darėm. Arba gal kažkas turit, ar neturit. Arba iš vis būtų gražu be numerių iš tikro. Ja. Bet tik čia Lietuva. Na jau. Radarai turi nušaut, bet ne. Nes su šitą mašiną tai tikrai lakstys. Lakstysi? Aš tai ne. Yra kas palakstys. Yra kas palakstys. Dar slenkščių nėra, sudėsim, aišku, nieko kol kas nededam, nes važinės per meistrus dar, tai jau iš patirties žinom, kad atsiranda nubrozinimai. Iš niekur nieko ir nieks po to neprisiema kaltės. Tai ką, nuplauta jau, tralas atvažiavo, tai važiavom pas elektrikus, žiūrėsim, ką jie gero pasakys. Iki pasimatymo. Tai ką, draugai, kaip matėt, Taudelė išvažiavo pas elektrikus. Susitikimas ne paskutinis su ją, kaip sakant. Projektus visą laiką dabaigiam. O jūs nepamirškit paspausti subscribe, like, pakomentuokit ir iki kitų kartų. O aš lėkiu pralėksiu.